Parašiau žinutę Juozui, dabar noriu aš ją perskaityti. Šiandien parašiau skundą ant Arūno nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Rytoj įdėsiu į YouTube, galės pasižiūrėti. Kadangi bendrauti su manimi nenori, tai tegul pasižiūri, už ką skundai. Rytoj taip pat bus parašytas skundas Žemės ūkio ministerijai. Taip pat bus parašytas ir įdėtas į YouTube. Gavus atsakymus iš nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos, jeigu reiks, tai bus parašytas skundas ir Kauno STT. Už ką, manau, žinai. Ir tu, Juozai, tave ypač labai liečia. Viską parodysiu YouTube. Tegul pamato visa Lietuva. Norit abu reklamos? Bus ant visos Lietuvos. Bus ir televizijos, ir daug vaizdelių. Taigi, žiūrėkit YouTube, gal tikrai pamatysite, kokie jūs žiaurūs ir nežmoniški. Melagiai, apgavikai ir sukčiai. Skundas nacionaliniai agentūrai parašytas buvo penktadienį, bet aš jį išsiunčiau tik vakar. Noriu parodyti, kad tikrai išsiunčiau dėl Arūno Visocko. Neskaitysiu šiandien, kas skundė yra parašyta. Noriu gauti atsakymą iš nacionalinės mokėjimo agentūros. Kai gausiu atsakymą iš nacionalinės mokėjimo agentūros, tada perskaitysiu visą skundą ir atsakymą. O skundą išsiunčiau tik vakar, 4 dienas dar laukiau, galvojau, vis dėlto Arūnas norės su manim pasikalbėti ir taikiai susitarti dėl šios suklastotos panaudos sutarties. Bet pasirodo, kad šis jaunas ūkininkas, jis galvoja, kad turi daug pinigų ir nieko nebijo. Ir gali mano mamą laikyti labai žiauriomis sąlygomis, klastoti panaudos sutartį, dirbti žemę nelegaliai ir deklaruoti pasėlius, žemę ir gauti visas išmokas. Taigi, jeigu žmogus nenori su manim kalbėtis, manau, kad šitas žmogus turės atsakyti pagal Lietuvos įstatymus. Jis niekada su manim nenorėjo kalbėtis, niekada nenorėjo susitikti ir pasikalbėti. Jis tiesiog atvažiavo į namus, parašė panaudos sutartį, paliko ir išvažiavo. Tai labai negražiai pasielgė. Ir už tai jis nenori su manim kalbėtis ir nenori bendrauti. Tai yra baisiausia, kad šis žmogus nenori su manim kalbėtis ir bendrauti.
ir nenori taikiai išspręsti šios, skaitau, žiaurios padėties, kurią sudaro Arūnas, pasirašydamas panaudos sutartį. Taigi vaizdelių bus labai daug. Bus atsakymai. Taip pat manau, kad bus įdėta ir vaizdelis, ir parodytas, kaip mama gyvena. Ir tas vaizdelis, kuris bus nufilmuotas, kaip mama gyvena, tai, manau, bus išsiųsta į daug kur ir parodyta Lietuvai. Taigi, laukite, greitai bus kitas vaizdelis, rytoj parašysiu skundą Žemės ūkio ministerijai, taip pat parodysiu ir įdėsiu.